Tai jeigu kalbant apie patį apibrėžimą, terminą, kas yra lygiadienis, tai reikėtų sakyti, kad po lygiai. Viskas dalinasi tai, ką turime į dvi lygias dalis, o šiuo atveju turime laiką, paros laiką ir susilygina šviesus paros metas su tamsiu. Ir nuo lygiadienio, nuo rugsėjo 21 dienos, tamsos daugės, o šviesos trumpės, diena trumpėja. Taip lygiai pavasario lygiadienis, tuomet ilgėjanti šviesa priešingai. Jeigu taip jau apie patį lygiadienį kalbant, tai reikėtų sakyti, kad toks lygiadienio kaip terminas, kaip apibrėžimas atsirado tada, kai atsirado mechaniniai laikrodžiai, o jie ne taip ir seniai atsirado. Ir apskritai lygiadienių šventimo tradicija tai labiausiai Lietuvoje radosi po nepriklausomybės, kaip nebūtų keista. O rudens lygiadieniui ta pati šventė, toks paminėjimas, tai yra rudens ambariai. Tai žemdirbių šventė, kuomet aukodavo gyvulius už užaugusį derlių, už sėkmingai nuimtus javus ir netgi žiemkenčius sėkmingai sudygusius. Taip, nes anksčiau tai buvo saulės laikrodžiai, kaip minėjau, mechaniniai atsirado visiškai neseniai, tai tuo metu jau ir pradėta galvoti ir pradėta sekti minučių tikslumu, kada ta para pasidalina į dvi dalis, į šviesą ir tamsią lygias. Labai kažkaip tiesiogiai galbūt nesisieja, bet tai yra mūsų tradicinės kultūros dalis ir reikėtų paminėti, kad sutartinės tai yra Aukštaitijos regiono apeiginė giesmė, apeiginė daina, kuri pripažinus nematerialio kultūros paveldo dalimi lietuviško ir į UNESCO įtraukus, iš tikrųjų kaip užkratas paplito po visą Lietuvą ir visoje Lietuvoje randasi giedotojų grupių, ansamblių, kurios gieda tais aukštaitiškas sutartines. Tai neišimtis ir mes turime apeiginių dainavimo ansamblį Dijūta ir šiemet Dijūtos vadovai kartu su narėmis inicijavo respublikinį festivalį sutartinių, kad jis ir Marijampolėje būtų. Yra toksai kolektyvas, kurios atlieka sutartines, joms norėjosi ir savo festivalio ir taip ir gavosi, kad prie lygiadienio mes jį prigretinome, nes per lygiadienį įdegame ir Baltų vienybės ugnį. Baltų vienybės diena yra rugsėjo 22. Mes, aišku, porą dienų anksčiau, bet prie Baltų vienybės ugnies ašaukos prisijungiam, uždegant ugnelę šį vakarą. Ir yra labai graži apeiginė daina, dega ugnelė. Ją ir sudainuoja įkūrus ugnelę, tai tos sąsajos tokios jos yra. Aš manyčiau, kad tas lygiadienio suvokimas tai iš tikrųjų ryšio nepraradimas su gamta. Mes labai jį greitai galim prarasti, labai greit galim nukirpti tą mūsų saitą su gamta, tai turbūt ir norėtųsi linkėti, kad tai nebūtų vien tik tai eilinė diena, kad mes į tą dieną ir į kiekvieną dieną, tiek per lygiadienį, pavasario, tiek per rudens lygiadienį, tiek per, kaip minėjau, saulėgrįžą, ar vasaros, ar žiemos, kad mes sugebėtume pajusti gamtą ir kuo jinai keičiasi nuo to konkrečiai šiuo atveju rudens lygiadienio. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.